Sveiki kovinių menų gerbėjai, startuojame naujajame sezone su kovinio sporto laida Bushido ringas. Ir šiandien mūsų studijoje Lietuvos Bushido federacijos prezidentas Donatas Simanaitis. Sveiki Donatai. Labas ryti, sveiki žiūrovai. Na kągi, vasarą daugelis atostogavo, daugelis galbūt tie, kurie užsiminėjo sportų, nepamiršo savo palaikyti sportinės formos, bėgiojo krosus, dalyvaudavo įvairiausiose sporto stovyklose. Kas sekdavo kovotojus socialiniuose tinkluose, turbūt pastebėjo, kad šią vasarą iš tikrųjų labai daug buvo skirtingų kovinių sporto stovyklų, kuriuose dalyvavo ir patyrę kovotojai, ir naujos žvaigždės, ir tie, kurie galbūt tik pradeda sportuoti. Ar teisybę sakau, kad šią vasarą stovyklų tikrai netrūko? Buvo labai daug ir kiekvienas klubas organizavosi savo stovyklas ir iš tikrųjų mainėsi ir jungėsi klubai. Galim paminėti ir pavyzdžiui, Ignas Barysas jungėsi kartu su Herkum Lukošiūnu, padarė bendrą stovyklą, pačiu Madžiu Greičicho darė stovyklą, Dainius Daukšas jungėsi su Jordanu Poškaičiu bendru klubu, darė stovyklą. Faktiškai daug buvo junginių, daug buvo stovyklų, daug buvo naujų talentų, kurie nori sudalyvauti kitose mūsų etapo turnyruose ir faktiškai tai iš tikrųjų buvo vasara labai įspūdinga, labai įtempta, nes pakako tų daug, kaip sakote, stovyklų ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, net daug buvo išvykę į užsienį ir dabar leidžia, kai kas nebegrįžę pilnai, bet leidžia laiką užsienio stovyklose ir visą tai greitai mes pamatysime, kokios jie formos pagavo, kaip jie ilsėjosi vasarą naujose varžybose būtent Lietuvoje. Lietuvos Bushido federacijai tarpas, ko gero, buvo nuo varžybų, tai tik tai rugpjūčio mėnuo, ar ne, kadangi Liepos mėnesį dar vyko karštas turnyras, tiesioginė to žodžio prasme karštas turnyras Kipre, kaip ir kiekvienais metais, oro temperatūra buvo įkaitus apie 40 laipsnių, tačiau nepaisant to, vaizdas buvo tikrai wow, amfiteatre, ant kalno, daug kovotojų iš viso pasaulio. Kiprė vyksta jau pas mus jau gal 10 metų iš eilės, kiekvieną vasarą mes Summer Special Edition projektų stebinam visą pasaulį kaip sukai ant saulės, 40 karštyje prasideda turnyras, be abejo į vakarą atvėsta, bet turnyras būdingas, tai buvo senam Kolizėjui, sakykime, tokiam ir kovotojai tikrai parodė geras kovas ir be abejo prieš, po, pležas, varžybos, viskas. Negalima buvo derinti, ir ne? Atostogas truputėlį su darbu. Ir sportininkai, kurie atvyko, turėjo galimybės ne tik tai sukovoti, bet ir pailsėti ir parodyti puikų šou. Kalbėjome apie vasarą stovyklas įvairiausias, daug ir naujų kovotojų, kurie galbūt neseniai pradėjo sportuoti ir galvoja apie savo kaip profesionalaus kovotojo kelią, dalyvaudavo stovyklose, juolab, kad studijoje ir kalbinti profesionalūs kovotojai minėjo, kad stovykla labai yra gera bazė, ar ne, pasitikrinti save, įgauti patirties. Ką duoda vasaros sporto stovyklos jaunimui, pavyzdžiui? Pirmiausia, užimtumą, ne, nutraukėt nuo tų, sakykime, visų kompiuterių ir bendrą pasiruošimą ir be abejo bendravimą, nes kiekvienas sportininkas turi bendrauti su kitais sportininkais, pasikeisti, sakykime, žiniomis, pasikeisti nuomonėmis, pasikeisti, sakykime, kovinė patirtimi, nes vis tiek vyksta, apart treniruočių vyksta išparingai. Ir šparinguose galima pasišparinguoti su kitos klubo sportininku, kur įgautų pasitikėjimą savim, sakykime, pasikeistų technikom. Faktiškai tai stovykla tai yra savotiškas seminaras, ne? Tai treneriai perteikia savo žinias ir tai faktiškai tikrai aš, kas nebuvęs stovyklose, visiems rekomenduočiau važiuoti į stovyklas, į kovinės stovyklas ir pasisemti patirties. Tai faktiškai tai vieta, kur atitrūksti nuo namų, kur susirandi naujų draugų, kur atrandi, sakykime, save kitų kampų. Pasiruošimas stovyklose, kovinės patirties įgavimas, be abejo, kad jauni sportininkai nori tą realizuoti, nori parodyti ir kitiems, ką jie išmoko, kokių žinių jie įgavo. Už mūsų su Donatu yra plakatas, skelbiantis, jog rugsėjo 30 dieną Vilniuje, ar ne, jaunimas galės išmėginti savo jėgas. Rugsėjo 30 dieną iš tikrųjų Bushido SWAT turnyras Vilniuje ir matome už nugaros būtent plakatą, tai bus SWAT 90 ir 90 turnyras, tai jau didelis skaičius ir faktiškai vos ne jubiliejinis ir būtent legendų klube bus iš tikrųjų įspūdingas SWATas dėl to, kad jau
dabar jau užsiregistravo nemažai sportininkų iš užsienio, iš Lenkijos, iš Latvijos. Ir dabar net šiandien gavau skambutį iš Vokietijos, kad nori sudalyvauti šiame turnyre, tai praktiškai pamatysime labai stiprių ir užsienio kovotojų, ir be abejo Lietuvos naujųjų talentų, ir ne tik talentų, dėl to, kad norinčių sudalyvauti, Bushido Svate dalyvauna, kaip ir žinote visi, ne tik tai jaunieji talentai, bet ir jau norintys pasisemti patirties jau kovotojai aukšto lygio, kurie kovoja didžiuosiuose turnyruose. Tai faktiškai tikrai laukia mūsų labai įspūdingas turnyras ir Vilniuje seniai vyko, paskutiniu metu vyko, kur Alytuje, Kaune daug kartų vyko. Dabar sugrįžta Bushido Svate į Vilnių ir Vilniui būtent rugsėjo 30 dieną visi galės pamatyti tą turnyrą ir be abejo tą turnyrą transliuos gyvai Prime Fight TV kanalas. Prime Fight kanalą galite stebėti per GO3 platformą ir tenai matysite gyvai šias varžybas ir tai bus įspūdingas šou. Ar yra kažkokia tai statistika, kiek pavyzdžiui jaunam sportininkui kartų reikia sudalyvauti SWAT turnyre, kiek pergalių pasiekti, kad jisai galėtų pavyzdžiui dalyvauti atidarymo kovoje didžiojoje arenoje? Ar yra kažkokie tokie reikalavimai ar taisyklės? Nėra tokio gal reikalavimo, yra noras, sakykime, sudalyvauti, nes Bushido Svate taisyklė turnyre parodyti save iš savos pusės, gauti patirties ir, sakykime, siekti tikslo. Tai faktiškai, jeigu tu laimėjai vieną kovą, laimėjai antrą kovą, galbūt ir pralaimėjai antrą kovą, bet parodai didelį norą kovai ir tau suteikiamas šansas kovoti didžiuosius turnyrus. Na kągi, gerbiami žiūrovai, dar kartą norime priminti, kad rugsėjo mėnesio 30 dieną Legendų klube Vilniuje įvyks SWAT 90-asis turnyras. Beje, jeigu mūsų žiūri jaunimas, kurie dar nežino ar sudalyvauti ar neužsiregistravo, jie tą gali padaryti, ar ne? Gali padaryti swat@bushido.lt rašydami e-mailų arba info@bushido.lt ir siųsdami savo anketas. Na kągi, mes netrukus sugrįšime po trumpos reklamos, pasikalbėsime apie rudens sezoną, kokie didieji turnyrai mūsų laukia ir pateiksime dar daug naujos informacijos. Likite kartu su mumis, čia Bushido ringas. Turnyras Bushido SWAT sugrįžta į Vilnių. Rugsėjo 30 dieną Vilniuje Legendų klube. Kovinis turnyras Bushido SWAT 90. Jei nori tapti kovinių menų žvaigžde, dalyvauti turnyruose didžiosiose arenose, ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, registruokis ir pademonstruok savo kovinius sugebėjimus Bushido SWAT ringe. Atsiųsk informaciją apie save elektroniniu paštu info@bushido.lt ir lauk pakvietimo. Bushido SWAT 90, rugsėjo 30, Vilnius Legendų klubas. Daugiau informacijos bushido.lt. Sergejus Kuvalda.